Sveiki. Norim Jums pristatyti vieną iš mūsų funkcionalumų modulių lengvesniam skolų valdymui. Pristatau Jums modulį sąskaitų apmokėjimo priminimai, kurio pagalba Jūs nusirodytais periodiškumais galėsite priminti klientams apie pradelstus mokėjimus automatiškai. Tai keliaujame į modulių sąrašą, kairėje pusėje išskleidžiami ir moduliai arba dešinėje pusėje dėlionės ikona. Susirandame modulį sąskaitų apmokėjimo priminimai. Įdiegiame ir yra dvi galimybės. Siųsti automatinius periodinius priminimus automatiškai termino dieną ir kas 7 dienas, tai bus pirmas variantas. Pasirenkam šabloną ir jis bus nekintantis kiekvieną 7 dienų periodą. Kitas variantas, aktyvuojame antrą pasirinkimą ir šioje vietoje jau pasirenkame, ar norime priminti prieš, tą pačią dieną ar po termino, atitinkamai nurodant, kiek dienų norime prieš kiek dienų įspėti, arba kiek dienų po norime įspėti ir priminti. Ir atitinkamai kiekvienu atveju jūs galite pasirinkti skirtingą šabloną, kuris bus prieš terminą, kuris bus termino dieną ir kuris bus po termino atitinkamais periodiškumais. Pasirinkus nustatymus ir šablonus atnaujiname nustatymus. Ir nuo to momento, kai klientas pradels mokėjimą arba atitinkamai prieš terminą, klientas bus informuotas. Jeigu yra tokia situacija, kad nori atsiųsti beveik visiems klientams priminimus, tik tai vienam ar dviem nenori atsiųsti dėl kitokių susitarimų, tai lengvai galima valdyti kliento kortelėje. Sukuriant klientą, kai suvedat visas detalės, prie papildomų nustatymų jūs galite išjungti siųsti mokėjimo priminimus ir išsaugoti. Nuo to momento šitas klientas būtent priminimų nebegaus, nebent atnaujinsite nustatymus jo konkrečioje kortelėje. Tai tikimės, kad bus lengvesnis skolų valdymas ir naudositės funkcionalumu. Iki.